Sveiki. Įrašiau visą eilę video pristatančių kompanijos Livgood privalumus. Ir visuose skambėjo klausimas, kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie šios kompanijos. Šiandien pateiksiu savo žadėtą atsakymo variantą. Tikrai ne kompanijos reitingai įtakojo žmonių sprendimą ateiti į Livgood. Ir ne tai, kad neaukšta startinė suma. Juk yra kompanijų, kur registracija visai nemokama. Greičiausiai ir ne tai, kad nėra privalomų pirkimų. Juk yra kompanijų, kuriuose irgi nebūtina pirkti produktus kas mėnesį. Tai kodėl kasdieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Prisimenu kažkada išgirstus žodžius. Žmogus perka drėlę ne todėl, kad jinai jam reikalinga. Jam reikalinga skylė, o jos nusipirkti dėja negalima. Todėl jis įsigyja instrumentą, padedantį jam išspręsti problemą, gauti norimą rezultatą, pasiekti tikslą. Pasaulyje gausu kompanijų, kurias renkasi žmonės, norėdami realizuoti savo tikslus. Vieniems tai noras papildomai užsidirbti, kad padengti skolas ir kreditus. Kažkam noras turėti daugiau laisvo laiko savo ir šeimai. Kitiems galimybė išeiti iš nekenčiamo darbo, kažkam susirasti draugų, o kažkam tai būdas rūpintis sveikata. Ir yra daug kitų tikslų. Visą tai galima realizuoti ir kitose kompanijose. Bet turim pripažinti precedento neturintį faktą, kad per pirmus metus Livgood kompanija pasirinko praktiškai 1 milijonas vartotojų, ko nėra buvę per visą MLM industrijos istoriją. Esu tikras, kad tam didžiausią įtaką turi produktų kaina, padedanti tapti ir likti sveikų neišleidžiant tam milžiniškų pinigų. Plius aukštas kompanijos vertinimas, paremtas reputacija, finansiniu stabilumu, vartotojų atsiliepimais, produktų kokybės pripažinimu. O be to suteiktas aukštas patikimumo statusas A2+, kas yra geriausias reitingas bendradarbiavimui. Faktai parodė, kad dažniausiai laimi ne pats stipriausias ar didžiausias, o labiausiai sugebantis prisitaikyti prie vykstančių pokyčių. Pasaulis keičiasi, keičiasi žmonių gyvenimo įpročiai. Štai kodėl Livgood šiandien ta pati drėlė, suteikianti galimybę maksimaliai greitai spręsti problemas, pasiekti norimus tikslus. Galima su tuo nesutikti, vadovaujantis vakar dienos patirtimi. Bet yra faktai, liudijantis, kad žmonės renkasi geriausią. O ką renkatės jūs? Su jumis buvo Ježy Lavrinovičius. Dar pasimatysim. Visiems sėkmės.